Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Briedis Eugenijus. 7 dalis. Taigi, kol Izabelė skrenda pas savo mylimą į Kauno zoologijos sodą, mes grįžkime pas Tiliją lydeką. Tupi klastūniai lakajos meldosi ir laukia, kadagi jos narsusis Siguris parneš pažadėtąją lakštingalą. Burbuliuoja savo Ifigenija įsikandusi nendrės gabalą ir kuria ant upės dugno įvairius lydekiškus eilėraščius. Aš guliu ramiai ant dugno, man gyventi nieks netrukdo, pasilgau savo briedžio, jo ragai iš tolos šviečia, jo kanopos nulakuotos, o kailiukas sušukuotas, už to briedžio ištekėti aš labai norėčiau. Sukūrusi eilėraštį, Ifigenija susikviečia netoliese plaukiančius gružliukus bei raudes ir liepia perskaityti naująjį šedevrą. O šedevras tai toks ypač nuostabus eilėraštis, paveikslas, kompotas, sriuba ar koks kitas meno kūrinys. Jei kuriam žvinuotojam kas nors nepatinka lydeka, kaip mat ta neišprususi žuvelioką praryja, o paskui vėl rymo ramiai virškindama gardaus neišmanėlio pastabas ir klausosi įdėmiai, be nepasigirs, kur briedžio baubimas ar laužomo šakų traškėjimas. Tik niekaip ramybės jai neduoda įkyri mintis, ar pavyko upėtakiui nugalabyti skardžiabalsę konkurentę lakštingalą Izabelę. Ir štai vieną dieną Ifigenija parašė ant upės dugno eilėraštį paremtą tikrais jos gyvenimo atsitikimais. Aš upėtakį kerėjau, daugel burtų prikalbėjau, jis sutiko man padėti ir lakštingalą nudėti. Gal upėtakis įkliuvo kurį tinklą ir pražuvo, įdomu, ar jis dar gyvas, gal iškepęs, gal išvirtas. Jeigu jis nebesugrįš, atsiras koks ešerys, kurį bučiniais užbursiu, meilės liepsną jam užkursiu, ir kai bus jis pakerėtas ir neras pasaulį vietos, aš sušersiu jam daug musių, pas lakštingalą nusiųsiu, kad jis man ją sumedžiotų ir kad ji nebegėdotų, mes suvalgysim jie dviese tokią skanę, riebę, šviežią. Kūrė įsijautusi lydeka savo naują eilėraštį ir nė nepastebėjo, kaip prie jos priplaukė iš tolimųjų tvenkinių sugrįžęs upėtakis Siguris. Nenorėdamas įkvėpimo pagautos mylimosios trikdyti, upėtakis pritykino iš nugaros ir panoro perskaityti, kągi ji ten ant upelio dugno rašo. Ir ūmai lyg koks perkūnas trenkė taškuotą upėtakio kūną. Jis suvokė, kad yra menkas žaisliukas gudriosios lydekos pelekose. Įsiutęs Siguris išsižiojo kaip ryklys ir puolė lydeką išdavikė, rašinėjančią šitokius šlikščius eilėraščius. Jau ketino Ifigenija praryt, bet lydeka įstrigo gerkliai. Ir nei pirmin, nei atgal. Taip ir liko įgurėlis, nei pavalgęs, nei atkeršėjęs, plaukė juodu pasroviai juokingai makaluodamėsi, o po keliui sutikti gružliukai tik juokėsi iš jų ir kartojo šamų liaudies patarlę. Igorį reikėjo 9 kartus pamatuoti, o tik 10 ryti. Po poros dienų įplaukė į Žeimaną ir netrukus jau visiškai leisgyviai pilvais į viršų plūduriavo pro pažeimenės tiltelį. Ant tilto sėdėjo liūdnas Jurgis Jurgutis ir dainavo. Aš liūdnas Jurgelis, netekęs mergelės, turėjau paukštelį, tupdžiau į narvelį, nešiau kirmelytį ir skanę masytę, bet ji išdavikė paspruko išnyko. Aš liūdnas Jurgelis, čia mano tiltelis, jo niekam neduosiu, per amžius rymosiu. Staiga žiūri Jurgutis, kad pro tiltelį plaukia 2 keistai susipynusios žuvis, leisgyvis upėtakis ir iš jo žabtų kyšanti lydeką. Pagavo juodu ir nešasi namo džiaugdamasis. Nu, kepsnelį, paauginsiu judu iki rudens, o tada išsikepsiu. Geriau žuvis rankoje nei lakštingalą giriui. Parsinešė Jurgutis žuveliukus namo, išlupo lydeką Igoriui iš nasrų ir abudu į tvenkinį paleido. Galėjo jie dabar ilgai ir nuobodžiai net iki rudens kandžiotis, tarpusavio santykius aiškintis, kas ką išdavė, kodėl už kai ką ir su kuo. Bet suprato sėbrai galų gale, kad nieko gero iš tokio aiškinimosi nebus. Vis tiek rudenį Jurgelis judu iškeps ir suvalgys. Vieną žvaigždėtą vasaros naktį Igoris atsikrenkštė ir tarė. Ifigenija, laikas baigti tuos beprasmius ginčius, man regis, kur kas išmintingiau būtų suregzti pabėgimo planą. Tai neįmanoma, suburbuliavo nepatenkinta Ifigenija. Neburbuliuok nesąmonę, net pyktelėjo Igoris. Jei galvosi, kad neįmanoma, tai nieko gero ir neišeis. Gerai, tegul bus įmanoma, sutiko Ifigenija, bet aš jau pavargau galvoti, pats įregzk tą pabėgimo planą. Mąstė Igoris mėnesį, svarstė kitą ir jau prieš pat rudenį upėtakiui toptelėjo netikėta mintis, kad yra viena vienintelė išeitis – potvynis. Jei smarkiai patvintų visos upės ir ežerai, tai vanduo apsemtų ir Jurgučio tvenkinį, tada juodu nesunkiai išspruktų laisvėn. Pasimelskim Dievui, kad kokį tvaną atsiųstų,
pasiūlė Ifigenijai Igoris, tegul nubaudžia Jurgutį už jo blogus darbus. Negražu linkėti kitam blogo, sudraudė Igorį Ifigenija. Geriau prašykim Tvano kaip atpildo už gerus mūsų darbus. Bet juk mes dar jokių gerų darbų nepadarėm, priminė Upėtakis. Tai padarykim dabar, nusišypsojo Lydeka. Juk gerus darbus daryti niekada nevėlu. O kas tai yra geri darbai? Pakraipė Žiaunas Igoris. Gal žinai bent vieną? Na, geras darbas yra atgaila bei atsiprašymas. Kitas geras darbas gyventi taikoje ir ramybėje linkėti vienas kitam meilės. Supratau, apsidžiaugė Igoris ir puolė Ifigeniją bučiuoti. Linkiu tau laimės, gyvenk ramybėje ir taikoje, atleisk man, jei buvau negeras rydamas tave. Ir tu atleisk man, mielasis Igori, kai buvau įtraukusi tave į savo keršto planus. Atsiprašė Ifigenija ir karštai pelekais apkabino nelaimės draugą. Linkiu tau ramybės, sveikatos ir kilniausių norų išsipildymo. Pats kilniausias mano noras yra potvinis, suburbuliavo Igoris. Ir ką jūs sau manot? Kūrėjas ėmė ir išgirdo šiuos atgailaujančiųjų žodžius. O Dievui juk nieko nėra neįmanoma. 1-2 ir atsiuntė į Stvaną. Ir prasiveržė tada visi didžiosios bedugnės šaltiniai ir atsivėrė dangaus skliauto vartai. Lietus pylė ant žemės 40 dienų ir 40 naktų. Vandenį žemėje labai patvino ir padaugėjo. Vis aukščiau ant žemės kilo vanduo, kol visa Labanoro giria po dangumi liko apsemta. Jurgutis skubiai atrišos nuo tiltelio savo valtis, susisodino į ją vištas gaidį, pasiėmė dar porą avių ir vargais negalais išplaukė atsargiai vinguriuodamas tarp apsemtų medžių. Po kelių dienų plaukėjimo išvargęs ir išbadėjęs jis priplaukė Kernavės piliakalnį, kuris dar buvo neapsemtas. Išlipo ant jo ir iš to džiaugsmo paaukojo dievams vieną vištą, o paskui pats ją suvalgė. O Lydeka Ifigenija su Upėtakiu Igoriu pasinaudodami išmelstų Tvanu taip pat išplaukė į plačiuosius naujojo gyvenimo vandenis. O sakot, kad stebuklo nebūna. Šitaip tik per žvyno juodimą gyvuliai ir žmonės išsigelbėję per nago juodimą, o žuvis per žvyno nesnagų neturi. Jiedu išsigelbėję liko draugiškai plaukioti apsemtoj Labanoro girioj, kol vėl dėl kažkokio Ifigenijos eilėraščio susipyko. Bepasakodami apie Tvano verpetuose nardančius Upėtakį ir Lydeką taip įsijautėm, kad vos nepamiršom Lakštingalos Izabelės ir Briedžio Eugenijaus, o juk palikome juos dar gerokai iki potvinio, kai girių karalius buvo užrakintas zoologijos sode kartu su jauna briedaitė Leokadija. Lakštingala Izabelė, jei pamenate, išsivadavusi iš kaimo Jurgio narvelio, jau plasnoja zoologijos sodo link, ketindama išlaisvinti savo mylimąjį. O ten tuo metu dėjosi keisti dalykai. Briedaitė Leokadija iki ausų įsimylėjo stipruolį Eugenijų. Kai tik pažvelgdavo į jį, iškart ausis liūdnai nulinkdavo. Ei, Leokadija, kodėl tavo ausis tokios nulinkusios? Kartą tai pastebėjęs susirūpino Briedis. Matai, Eugenijau, nuraudo Leokadija. Jos nulinko, nes aš jau antrą dieną liūdžiu. Neliūdėk, mes tuoj iš šio kalėjimo ištrūksim, guodė kameros draugė Eugeninas. Ne, Eugenijau, ne dėl kalėjimo liūdžiu. Susidrovėjusi Briedaitė net galvą nuleido. Man atrodo, kad esu iki ausų tave įsimylėjusi. O tu šito net nepastebi. Mieloji Leokadija, taip negalima. Tu paklausyk, aš tau viską tučto jau paaiškinsiu. Meilės yra 3 rūšis. Iš kur taip gerai žinai? Gal jau nesyk buvo įsimylėjęs? Kandžiai paklausė Leokadija. Man Labanoro pelėda paaiškino. Nė nemirktelė Eugenijus, o ji didelė meilės reikalų ekspertė. Pelėda Izadora sakė, kad pirmoji meilė atsiranda iš susižavėjimo, antroji iš pripratimo, o trečioji dieviškoji iš ramybės, pasiaukojimo ir ištikimybės. Ji yra pati didingiausia ir gražiausia. Nesuprantu, suraukė antakius Leokadija. Gal galėtum paaiškinti briediškiau? Nu gerai. Eugenijus ėmė vaikščioti po narvą kantriai dėstydamas. Jeigu tu, tarkim, pamilai mane tą pirmąją meilę, jei manimi tik susižavėjai, tuomet visa tai greit praeis. O jeigu per tas porą dienų praleistų zoologijos sode kartu tu prie manęs jau pripratai, tai irgi nieko blogo. Mudu liksime draugais ir laisvėn išėję. O jeigu pamilai dieviškąją meilę, tuomet tegu ji šviečia kaip saulė. Dieviškoji meilė ant nieko nepyksta ir niekada neliūdė. Neatsakei kitą mano klausimą. Tyliai, bet tvirtai pakartojo Leokadija. Kiek kartų buvai įsimylėjęs? Tik vieną vienintelį, prisipažino Eugenijus. Ir dabar tave myliu. Mano širdis priklauso mažai Labanoro girios giesmininkiai Lakštingalai Izabeliai. Betgi, Eugenijau, vaikiškai užsispyrė Leokadija, mudu iš čia tikriausiai jau niekada neišeisim, už šių grotų liksim amžinai. Savo mylimosios tu vis tiek nebeišvysi. Nekalbėk šitaip, nutraukė Briedė Eugeninas. Aš esu ištikimas savo išrinktai, bet nenusimink Leokadija, kai tik man ataugs ragai, kaip mat išgriausiu šį narvą ir mudu pabėgsime į Labanoro girią, o ten tu būtinai sutiksi savo išrinktai.
Ačiū tau, apsidžiaugė Leokadija ir pabučiavo Eugenijų žandą. Kaip norėčiau tučto jau pabėgti laisvę. Gal tau kaktą pakasyti, kad ragai greičiau atauktų? Nereikia, aš ir pats kiekvieną vakarą į grotas ją pasikasau. Mandagiai atsakė Eugenijus ir staiga sukluso. Tss, negali būti, daji. Jausis išgirdo tai, ko jau seniai nebuvo girdėjusios. Lakštingalos Izabelės šilbėjimą. Eugenijau, Eugenijau, kur tu esi, man atsiliepk, užbaub, mielasis, pamaurok. Trrrr. Į čia, sumaurojo Eugenijus visą gerklę. Izabelė atskrido mudvi išgelbėti. Taip ir buvo. Lakštingala išties jau buvo zoologijos sode, vos tik paukštelė išgirdo žvėrišką savo mylimojo maurojimą, jai net širdis iš džiaugsmo apsalo. Puolė Lakštingala snapotė sumutenį, iš kurio Eugenijaus balsas sklido ir rado jį 9 spynomis užrakintą. Įskridusi pro grotas nutupė ant karališkos briedžio galvos ir išbučiavo mylimajam visą kaktą. Paskui išvydusi šalia stovinčią jauną briedaitę, Leokadija tyliai paklausė. O kas ji tokia? Nesirūpink, mylimoji, nusijuokė Eugenijus, aš tavęs į nieką pasaulyje nekeiščiau, į kalinė kaip ir aš ir trokšta, kad kuo greičiau galėtume pabėgti iš šio narvo į gimtąją Labanoro girią, tik nežinau, kaip iš čia ištrūkti. Tuoj ką nors sugalvosiu, nusiramino Izabelė, skrendu pasidairyti po zoologijos sodą, o jūs palaukite čia. Ir išlėkė laiminga paukštelė, ketindama tučto jau išsiaiškinti, kaip įkalintos briedžius išvaduoti. Atsitupė medžio viršūnėje ir ėmė dairytis. Netrukus pamatė sargą su didžiuliu rakto ryšuliu, nešiojantį maistą urzgiantiems, mekenantiems ir čiulbantiems kaliniams. Kol sargas pašėrė visus žvėris, atėjo vakaras, o tada pavargęs prižiūrėtojas nukeiblino į savo namelį ir atsigulė pailsėti. Izabelė visom savo plunksnom pajuto. Išaušo jos valanda. Dabar ji panaudos savo galingus moteriškus kerus. O moteriški kerai tai toks labai keistas paslaptingas reiškinys, kurio ir knygelės autorius iki galo suprasti nesugeba, tad nuoširdžiai atsiprašo visų skaitytojų. Atsitupė lakštutį ant palangės ir užgiedojo. Sargelį, bernelių, užmik, sapnuok, miegok. Trrrr. Sužavėtas sargas ėmė ploti ir šaukti. Dar. Ką darys, Izabelė sugėdojo lopšinę dar kokius 42 kartus. Žmogelis prisimerkė iš malonumo ir užknarkė. Tai išgirdusi Lakštingala įskrido į kambarį ir rado ant stalo gulinti didžiulį rakto ryšulį. Atnarpliojo drebančius napeliu raktas su nupieštais briedžio ragais ir nešina juo parlėkė uždususi atgal. Prie Eugenijaus ir Leokadijos narvo. Jau rakins, bet vaja. Raktas per sunkus. Nusiminė narsioji gelbėtojai supratus, kad viena niekaip nevalios jo į spyną įkišti. Staiga už nugaros pajuto galingą vėjo gūsį. Nejaugi sargas pabudo, išsigando Izabelė, bet atsisukusi išvydo didelį paukštį. Neišsigąsk, tai aš, pelėda Izadora. Išgirdo Izabelė pažįstamą balsą. Pajutau, kad zoologijos sode viena nesusidorosi. Tad atskridau pagelbėti. Duok šentą raktą. Nieko nelaukdamas, pelėda su Lakštingala čiupo ir vargais negalais raktą į spyną įkišo, paskui šiaip netai pasuko, triokšt, girkšt, klerkt, narvo durys palengva atsivėrė. Valio, mes laisvi, užbaubė briedis Eugenijus, bet Izabelė tučto jau jį nutildė. Nebliauk, sargą prižadinsi. Negaiškit laiko, paragino bėglius Izadora. Bėkit tyliai pro vartus, o iš ten per parką iki upės. Briskit prieš srovę iki artimiausio miško, tik tuomet jau tikrai laisvi būsit. Paklausė Izadoros patarimą Eugenijus, o Leokadija ir tyliai ant kanopų galiukų nutipeno zoologijos sodo takeliais, o liūtai su žirafom jiems uodegoms mojavo, pavydžiai dūsavo ir laimės linkėjo. Gal išvaduokime ir juos? Sušnibždėjo Leokadija. Ne, negalima. Be šilto narvo ir sargo pagalbos jie Lietuvoje neišgyventų. Per šaltą, paaiškino Leokadija Izadora. Juos reikia gabenti Afrikon arba palaukti, kol Lietuvą ištiks visuotinis atšilimas. O visuotinis atšilimas tai toks gamtos reiškinys, kai viskas atšyla, net žmonių jausmai, santykiai bei mintis. O dabar bėkit daug nemastydami ir nesigrėžiodami, kol sargas miegalius nepabudo. Taip Leokadija su Eugenijum ir pabėgo iš to nelaimingo zoologijos sodo, Lakštingala su pelėda priekyje skrido ir kelią jiedviem rodė. Paryčiui bėgliai jau buvo toli nuo nelemtosios vietos, apsikabino visi, pasibučiavo prakaito lašo žemė nuvarvino, o pelėda Izadora išsako. Mylėjai maniau, turiu jūs vėl palikti, laikas lėkti pas savo vaikučius. Palikau juos tik vienai nakčiai, paprašiau, kad kaimynė gervė pasaugotų, o jūs atsipūskit ir keliaukit toliau gimtųjų girių linkui.
Traukit palei nerį pro Kernavės piliakalnį, tada sukit į šiaurės rytus ir po poros dienų pasieksit Labanoro girią ir neužmirškit, ką jums sakiau apie dieviškąją meilę. Pasakiusi tai, iškeregė Izadora atsisveikino su keliautojais ir nuplasnojo namo, o briedžiai su Lakštingala Izabele dienomis slapstydamėsi, mažumėlę nusnusdami naktimis iš lėto keliavo vis arčiau gimtųjų vietų. Praslinkus 40 dienų paleido briedis Eugenijus Lakštingala, prašydamas pasižiūrėti, ar nepasibaigė žemėje baisus potvynis. Lakštingala skraidžiojo šen ir ten, laukdama, kol žemėje išdžius vanduo, bet paukštelė vis dar negalėjo rasti vietos savo kojams pailsėti, tad sugrįžo pas Eugenijų į Kernavės kalną ir pasakė, kad vandenys vis dar tebėra ant žemės veido. Palaukė 7 dienas, Eugenijus išleido Lakštingalą dar kartą. Vakarop Lakštingala ir vėl sugrįžo pas jį, tik šįkart snape jau parsinešė nuskintą ąžuolo lapą. Taip Eugenijus ir kiti nelaimės ištiktieji sužinojo, kad vandenys žemėje jau nuseko. Tuomet gyvuliai, paukščiai ir žmonės nusileido nuo Kernavės piliakalnio ir pamatė, kad žemės veidas jau išdžiūvęs. Antrą mėnesį, 27 mėnesio dieną, žemė tapo sausa. Tada Dievas pasirodė debesyse ir tarė visiems išsigelbėjusiems: lipkite nuo kalno drauge su savo žmonomis, savo mylimosiomis, savo sūnumis ir savo sūnų žmonomis. Tegul lipa kartu ir visi su jumis ant kalno buvę gyvūnai, paukščiai ir visi žemės ropliai. Te užplūsta jie žemę, te būna vaisinga ir tesidaugina žemėje. Paskui dar truputį pamastęs Dievas pridūrė: daugiau jau niekad nebepasmerksiu žemės už žmonių kaltes, niekad daugiau nebenaikinsiu visų gyvūnų, kaip esu padaręs. Lygi tik žemė tvers, sėja ir pjūtis, šaltis ir šiluma vasarą ir žiemą, diena ir naktis nesiliaus. Taip ir baigėsi šis nemalonus tvanas, po kurio žmonės ir žvėrys tapo geri bei draugiški, vieni kitais rūpinosi, nieko nežudė ir niekad nebepyko. O briedis Eugenijus su savo išrinktąja Izabele sugrįžo į Labanoro girią, kur gyveno ilgai ir laimingai. Jie mylėjo vienas kitą dieviškąją meilę, niekad nesibarė ir neliūdėjo. Izabelė giedodavo savo išrinktąją meilingas giesmeles, o jis nešiodavo ją upės viduriu tarp karališkų ragų pasisodinęs. Leokadija irgi nepražuvo netoli Žeimenio ežero, jis susipažino su Eugenijaus pusbrolio Leopoldu ir netrukus už jo ištekėjo. Net ir lydeka Ifigenija, sužinojusi, kad niekad netaps girių karalienė, nerūstavo, tik džiaugiasi, nes tie, kurie po tvano liko gyvi, tapo dieviški ir daugiau jau niekad nebepyko, nebepavydėjo. Be to Ifigenija pamilo upėtakį Igorį. Tad drybsodavo smailesnukė ant lakajos dugno ir skrebendavo upės smėlyje gražiausius meilėraščius. Upėtakis narsus tarsi lydis, jo niekas niekada nepabaidys, o aš jo draugė lydeka, lediniai mano šypsena. Mes esame bičiuliai lygi grabo, Eugenijus tegu savo žolės kabo, ragos jo perė lakštingėlė, kuri tiek skausmo man sukėlė. Tačiau tas skausmas išgaravo, nes suradau aš meilę savo, upėtakis narsus tarsi lydis, joks tvanas jo nepabaidys. Kita pasaka, kitą dieną, tuo pačiu metu.